Hola, hola, buenos días, sveiki atvykę mano kanalą, mano vardas Elžbieta, malonu susipažinti. Ir mes šitame video pakalbėsime apie maisto žodyną. Taip, aš jums surinkau apie 200 žodžių susijusių su maistu, kaip nesusijusių, o tai ir yra maistas. Taip, apie 200, man atrodo, 180 žodelių pasiskaičiavau. Bet šitame kanale aš kalbu ne tik apie žodyną, bet taip pat ir apie pačią Ispaniją, apie jos kultūrą. Kažkiek jau pradėjau ir apie istoriją, kad jūs susipažintumėte. Dėl to, jeigu norite mane paremti, duoti man daugiau įkvėpimo visokiems kitiems video, tai labai būčiau dėkinga, jeigu jūs prenumeruotumėte mano kanalą. Neužmirštumėte apie laikus, nes tai padeda video parodyti daugiau žmonių. Galbūt kažkas ieško ir dar nesurado. Taigi kurkime YouTube bendruomenę visi kartu. O šiandien mes pradedam kalbėti apie maisto žodyną. Maisto žodyną aš išskyriau į tokias įvairias kategorijas. Taip, ten bus ir žuvis, ir mėsa, ir makaronai, ir gėrimai. Taip. Bet aš viską taip išskyriau, kad jums būtų patogiau mokytis, galbūt klausytis. Taip. Ir kai kur bus paveikslėlį prie žodžio, kai kur nebus paveikslėlių. Bet tikiuosi visais atvejais jums tai padės kaupti žodyną jūsų galvoje. Taigi pradėkime. Ir pirma dalis tai bus cereales. Taip, cereales. Ir mes turime trigo, sarraceno, arba tiesiog alforfon, grikiai, cebada perlada, perlinis kruopas, centeno, rugiai, trigo, kviečiai, quinoa, arroz, ryžiai, kuskusas, arroz negro, juodi ryžiai, bulguras, maíz, kukurūzai, avena, avižiniai dribsniai. Ir čia aš surinkau taip pačius tokius populiariausius, kuriuos visi mes valgome. Ir sekanti kategorija tai bus verduras. Manau, šitoje kategorijoje jūs jau žinosite pakankamai žodžių, bet manau visgi vienas kitas galbūt ir bus naujas. O jūs galėsite iš tikrųjų ir komentaruose rašyti, kiek žodžių maždaug procentaliai iš visų, kuriuos aš pasakysiu, šiandien jūs jau žinojote. Bus įdomu pasižiūrėti. Sekanti kategorija bus verduras. Lechuga, salotos. Espinacas, špinatai. La col arba repollo, kopūstai. El puerro, porai. Espárragos, šparagai. Guisantes, žirneliai. Coliflor, acelgas, apio, brokoli. Alcachofa, calabaza, berenjena, calabacín, pepino, judías verdes, rábanos, zanahoria, pimientos, cebolla, remolacha, ajo, habas, patatas, tomate, aguacate, batata, champiñones, coles de Bruselas, lombarda, escarola, nabo, setas. Na, ir kiek jūs iš visų žodžių žinote ar visas daržoves? Manau, tikrai ne. Kaip ir sakiau, galite rašyti, kiek procentaliai maždaug žinojate. O mes taigi pereinam prie sekančios kategorijos ir tai yra frutas. Ir žinoma, manau, irgi šitoje kategorijoje jūs žinosite pakankamai.
bet galbūt aš jūs nustebinsiu su vienu kitu naujų žodeliu. Banana, plátano. Jūs pasakysite, o kuo skiriasi banana į plátano? Iš tikrųjų, beveik nieko. Taip, čia yra bananas. Bet, pavyzdžiui, Ispanijoje yra skirtumas. Jūs turėsite stendą su bananais ir stendą con plátanos. Vadinasi, el plátano jisai auga Kanarų salose. Plátano. O la banana ją jau atveža iš Lotynų Amerikos. Ir dėl to ispanai taip atskiria el plátano y la banana. Manzana, pera, albaricoque, arándanos, cereza, ciruela, coco, frambuesa, fresa, Granada, kaip miestas galite pastebėti pavadintas, higo, kiwi, lima, limón, mango, maracuya, melocotón, mora, naranja, mandarina, nectarina, papaya, piña, sandía, pomelo, uva, melón, chirimoya, pitaya, dátiles, grosella, grosella negra. Šitoje kategorijoje, kaip galėjote matyti, buvo į frutas, į bajas, vaisiai ir uogos. Manau, visiems dažniausiai yra sunkiau su uogomis ir su egzotiniais vaisiais, kur Lietuvoje beveik jų ir nenusipirkti, bet čia Ispanijoje tikrai parduotuvėje mes galim surasti labai lengvai egzotinių vaisių. O sekanti mūsų kategorija bus frutos secos. Taip, frutos secos. Tai yra visi riešutai. Ir pasižiūrėsime, kokiusgi jie turi pavadinimus ispanų kalboje. Almendras, anacardos, avellanas, cacahuetes, nueces, pipas, pasas, pecanas, pistachos. O jūs komentaruose galite parašyti, kokius jūs riešutus mėgstate. Asmeniškai aš arándanos į pistachos. Čia yra numero 1 asmeniškai man. O jūs parašykite, bet ispaniškai parašykite, kokius riešutus jūs mėgstate labiausiai. Ir neužmirškite apie laiką šitam video. Sekanti kategorija bus produktos lácteos. Nata fresca, čia grietinė, leche, yogur, mantequilla, margarina, queso, nata para montar, čia jau būtų grietinėlė desertams, čia atskirai jie naudoja grietinėlės, nata para montar būtų grietinėlė desertams, o nata para cocinar jau būtų patiekalams. Kefir, queso cottage, huevos, mayonesa, helado. Irgi labai tokia trumpa kategorija, o sekanti bus las bebidas, gėrimai. Refrescos, vino, kava. Kodėl kava, o ne čampan? Jūs pagalvos, nes yra čampan, taip pat pavadinimas, bet ir kava. Nes čampan gali vadintis tik tas šampanas, kuris būtent yra padarytas iš Prancūzijos tam tikros teritorijos. O jeigu yra jau putasis gėrimas daromas kažkur tai kitur, jau čampan, jau jo taip negalima pavadinti. Bet žinoma, žmonės vadina ir taip, ir taip. Ir ispanų kalboje iš tikrųjų žmonės daugiau naudoja žodį kava. Ir važiuojame toliau. Zumo, té, cerveza, agua,
whisky, limonada, ron, caffè solo, juoda kava, caffè con leche, kava su pienu, cocktail, colacao, batido, bebida energetika, licor. Mes jau esame maždaug pusiaukelėje ir dabar važiuojame prie Mariscos y pescados, jūros gėrybės ir žuvis. Pulpo, cangrejo, calamar, gamba, dorada, salmón, mejillones, trucha, atún, bacalao, merluza. Sekanti mūsų kategorija jau eis la carne. Conejo, pavo, pollo, ternera, cerdo, costilla, filete de carne, alitas, lomo, jamón, muslo, embutido, čia būtų visi jau mėsos gaminiai, tokie kaip salchicha, salami, chorizo. Na ir artinamės mes prie bollería. Ir sekantys žodeliai yra pan bimbo, kvadratinė ta duona yra vadinama pan bimbo. Kodėl taip atsitiko? Nes čia yra markė, tai produkto pan bimbo, taip vadinasi viena iš markių. Ir žmonės taip ir pradėjo ant liežuvio, taip ir liko žmonėms tas pavadinimas pan bimbo. Ir dėl to, jeigu tu nori, kad tau pavyzdžiui nupirktų būtent kvadratinę duoną, tai sakai cómprame un pan bimbo. Važiuojam toliau. Barra de pan, pan integral, croissant, empanadilla, galletas, donuts, tarta, magdalena, bizcocho, palmera, ensaimada, napolitana, gofre, panini. Ir paskutinė kategorija bus la pasta, makaronai, nes makaronai tai yra apskritai, taip makaronai. O ispanai vadina kiekvieną makaronų formą dar skirtingai, taip pat kaip italai. Aš itališkai ten į visus jau nieko apie tai nesakysiu, nes ten ogo koks sąrašas. Bet aš taip surinkau pačius tokius naudojamus žodžius tam, kad pasakyti kokius būtų makaronus, pavyzdžiui, jūs norite. Ir mes turime sekančius pavadinimus. Espaguetis, tallarines, macarrones, fideos, tornillos, lazos, caracolas, estrellas, tortellini, nidos, raviolis. Ir viskas, mėlyjeji. Vat jums visi 180 žodžių. Tikiuosi, jums buvo naudinga, įdomu. Galite šitą video keletą kartų pasiklausyti, kad taip įsiminti, taip žiūrėti ir įsiminti, nes iš klausos irgi mes įsimename, žinokite, ir turėkite tai omenyje. Dėl to keletą kartų galite daug ką klausyti. O aš pasakysiu didelis ačiū, kad buvote su manimi. Neužmirškite laikas, prenumerata ir susitiksime greitai į otro video. Ciao!